Mamutai išnyko prieš 12 000 metų. Bet ar tikrai išnyko? Šiandien esame Kaune, neatsitiktinai. Stovime ant parodos kalno, paskutinio mamuto kapo. Tačiau paklausime paprastų žmonių, ką jie apie tai mano ir kodėl išnyko mamutai. Iš tikrųjų, daugiausia mamutų sunaikino drakonai, taip. Čia aišku visiems. Bet būdavo tokių gudrių žmonių, kurie apsirengdavo kaip mamutai ir valgydavo mamutus. Ai, buvo burtininkų, kurie naudoja fėjų dulkės, kad paversti juos į dramblius, kuriuos jau sugebėdavo sumedžioti. Yra labai daug sudėtingo gyvenimo sąlygų. Kokių? Krizė, daug pastatų, asfaltas, jam nepritaikytas gyvenimas. Jisai išnyko. O plačiau mums apie tai papasakos profesorius mamutologas. Šiandien kalbėsime apie mamutų išnykimą. Sklando 3 pagrindinės teorijos. Pirma yra, Žemė pataikė didelis meteoritas ir sunaikino mamutus. Antra teorija yra, kad jie išnyko dėl intensyvaus medžiojimo. Trečia teorija yra, kad jie išnyko dėl klimato atšilimo. Šiandien mes tas visas 3 teorijas paneigsime. Kodėl išnyko mamutai? O, Dieve! Mamutai neišnyko, pavyzdžiui, mano mama yra mamutas ir ką? Jie neišnyko, jie pasitraukė į pogrindį. Pažiūrėk, tas mėlynas. Darga, kodėl išnyko mamutai? Žinau, ir taip viskas sunku, dar čia pasinaudoju kažkur nesąmonė. Kodėl? O tu nemanai, kad tarkim gali atsiras tokia mamutė, kur suvilautus mamutus ir iš meilės esi nusižudė? Ne, mamų. Kodėl išnyko mamutai? Mamutas ištiko Hamleto likimuose, labai daug prisiskaitė Šekspyro ir pagalvojo būti ar nebūti. Ir nusprendė nebūti. Esi čia Lauras. Mamutai? Nes jie buvo labai didelė ir vietoj jų atėjo mes su Rimante. Kodėl išnyko mamutai? Čia gilu. Nes dingo žolė. Tai aš manau, kad mamutai išnyko dėl to, kad jie nemokėjo išspręsti diskriminanto. Paprasčiausiai dėl to gaudavo labai blogus pažymius iš matematikos, dėl to žlugo jų gyvenimas, neįstojo kur norėjo, nusivažiavo visai, tapo pobžais ir gyvena dabar. Nes jie tikėjo mokytis. Į mokyklą nėjo, nesimokė. Aš paskutinis mamutas žioj įšalo žemėj mano iltis per trumpos akis, per senos archeologai sapnuoja tamsiom naktim mane. Jų šunys urzgia ir loja man amžinam nemiga. Aš pamiršau, kaip kalbėti mamutų maldas. Mamutai neišnyko ir dabar jie atrodo maždaug taip. Nes mano brolių skeletai buvo